Man atrodo, va Absoliučiai. šitas jo turi. Ir tas dalykas, kad, žinai, pats žmogus, jis gal net nežino, nuo ko pradėti, nežino, kaip reik, žinai, Jo. iš esmės atsibundi, bet kaip aš galiu tobulėti tam dalykui, kaip aš galiu labiau savį pažinti iš kitos perspektyvos. Ir va, kai kurie žmonės, pajautus tuos dalykus, pasteba, bet jiems tas dalykas ir visiškai Neužfiksuoja, nesvarbu. tai jo praleidžia taip kažkaip taip, ai. Nu. Jo. Ir negali sakyti, kad dabar kiekvienas žmogus, žinai, pastebės tuos dalykus jiems ir pradės savį keisti. Vat pats tu turi daryti tos aistros, to noro, to susidomėjimo, žinai, kad palauk, man įdomu, aš noriu gilinti tą temą, žinai. O gerai, o jeigu žmogus tada yra labai giliai už save užsidaręs, užsidepresavęs, tada kaip jam? Va Kiek- čia ir yra va tas, kad aš manau, kad tu turi realiai kaip asmenybė numirt, tiesiog mirt. Tu realiai, ten tarkim, esi užsidepresavęs, tu, man atrodo, turi nueiti iki to galo, kur jau viskas atrodo, atrodo viskas jau, paleidi viską iš rankų ir tada, kai tu miršti emociškai, kur realiai viską išgyveni, tai ten, tarkim, sudarytus scenarijus galvoji, iliuzijas ir panašiai. Ir tada, man atrodo, tu kažkaip atsimerki. Tada ir suvoki, kad nebenoriu gyventi taip, kaip kad gyvenau anksčiau ir tipo nori kurti naują kažką, nori pagaliau gyventi, o ne iliuzijas kurti. Ja, ir mes daug žmonių turtų standartų, žinai, Jo. kartuotis pačius ciklus per tą patį. Ir, vat, pavyzdžiui, irgi, kaip prieš tai dar minėjau, tu pasirink, tu turi pamoks kažkoks. Ir, vat, jeigu tu vis tiek kažkokiu metu tu išgyvensi tavo sunkiai patirtis, tas tamsias sielos naktis vadinamasis, kas nežinot, tai tiesiog sunkus emocinis išgyvenims, kur tu, žiauriai stipriai blogai jauties, tau, tiesiog atrodo, stog raun, atrodo, nori kažkur dingti, pabėgti nuo to, labai ir sunku emociškai. Ir va to